Mes turim 20 centrų, kai kurios nepavyko, mes turėjom rajonuose labai didelius centrus, tai Varėna, Molėtai, Pasvalys, Tauragė, Kaltinėnai, anksčiau prie Tauragės buvo Skaudvilė, dabar nebeturim, Zarasai, net Šalčininkai, Druskininkai, be didžiųjų miestų turim tokius centrus. Jeigu paimti visi tie Europos taurė, kas laimėjo, pavyzdžiui, Granito sudėtis Europos taurė, tai vienintelis Mikulėnas buvo iš Kauno, kiti visi buvo iš rajonų, net iš Veisiejų, viskas iš Eišiškių ir taip toliau. Milašiūnas iš Skaudvilės, Miknius irgi iš Skaudvilės, Valuckas iš Šiaulių, Kaučikas iš Skaudvilės. Iš vis Skaudvilė toks mažas miestukas, tai aš nežinau, mažučių, apie 20 aukščiausio lygio rankininkų yra bent. Bet tai priklauso nuo trenerių, kurie dirba tenai ir tikrai matosi rezultatai. Garliavoj turim didelį centrą, kur tokie rajonai, Molėtai, Pasvalys, kur turi 4 klases to amžiaus, sugeba surinkti grupės ir būti net Lietuvoje prizininkais. Jeigu mes vaikų varžybose turim nuo 16, merginų dabar mažiau, nuo 12 gal iki 22 komandų, kiekvienoje amžiaus grupėje vykdom pamečiui. Vaikų varžybas ir jaunių, pavyksta tą masiškumą tokį išsaugoti, bet šito masiškumo reikia, aišku, dar didinti, bet reikia ir dabar kokybės ir meistriškumo pasiekti. O kiek Islandijoje rankininkų yra? Islandijoje rankininkų. Ir praktiškai visi praeina rankinį, aš net nusistebėjau. Tikrai daug. Aš negaliu pasakyti, bijau sumeluoju, prikalbėti nesąmonių, bet jie žaidžia futbolą vasarą, net suderinti čempionatai. Baigėsi futbolas, čempionatas rugsėjo, ten antrą savaitgalį, rugsėjo 3 prasideda rankinių čempionatai. Tie patys žaidžia. Ir visi Islandijoje eina sportuoti, visi muzikuoja, gal ta sala nuo tos depresijos, nežinau, bet ateina šleivas ten, bet visi priima, visiems išaiškina, visi žaidžia, labai gera sistema, jie žaidžia vaikų varžybas, jie žaidžia A, B, C lygyje. Kiekvienas klubas turi, to amžiaus turi 3 komandas. A lygio, B, C. Visi gauna žaisti, visi žaidžia su savo lygio, C su C lygio, pagal stiprumą. Ir visi patenkinti, tėvai laimingi, kad įmetė, jų sūnus išėjo į aikštę, įmetė kažką, tikrai reikia pavydėti. Danijoje, pavyzdžiui, buvau Europos čempionato metu seminare, irgi paklausė estai, sako, kiek jūs turi ten 98 gimimo vaikų. Tai jisai sako 12 000. Estai sako, turi 42. Bet estai patenka į 94 gimimo, pateko į praeitą Europos jaunimo čempionatą. Va čia fenomenas. Islandai irgi jie pagal skaičių, bijau pasakyti, bet ten kokį rankininkų tikrai jie turi tūkstančiais, daugiau negu Lietuvoje, daugiau negu 5000. Tai danai sunerime, pas juos kiek apie 6 milijonai gyventojų turbūt, pas juos buvo 120 000 rankininkų. Dabar yra 100 ir mažėja ir bijo, kad gali sumažėti iki 70. Palyginus pas mus krepšininkų yra apie 14 000. Tai Danijoje yra rankininkų, ir mes sakom, krepšinis religija mūsų. 14 turbūt neoficialių, dar nežinau kiek, dar tiek pat turbūt. Aš kiek žiūrėjau pagal sporto metraštį. Tenai rašo sporto mokyklas ir visus suskaičiuoja, kiekvienais metais leidžia, gal čia pasenę duomenys, krepšinio turbūt didėja, bet o ten turi apie 90 kelis tūkstančius danai. Ir nežinau, tai va, tokie palyginimai. Kokios traumas yra? Pagal traumas turbūt mes patektume į pirmą trejetuką tarp sporto šakų. Neskaitau techninių sporto šakų. Tai tiek futbolas, tiek imtynės, tiek rankinis. Traumos tai yra kelio, meniskai, sąnariai. Nors dabar labai didelė tendencija jau nuo senai
Ispanijoje dirbdamas daug traumų prevencijai skiriama dėmesio, bet vis tiek tų traumų gan daug, kažkaip daugiau negu kaip aš pats sportavau, meniskas raiščiai, patempimai čiurnų ir aišku, petys, pirštai, irgi tai traumos tokios, nugara būna, viskas žodžiu. Bet kiekviena trauma, traumų prevencija tai yra vis tiek fizinis parengimas, kūno parengimas, tarpraumeninė koordinacija ir visi kiti dalykai turi įtakos tam. Čia mano, atsiprašau, išjungiu skarbalius. Tai va. Turi pavadinimą tas suktas metimas, yra svartininkas. Nu, mes rusiškų vadindavom patkrūtkė, kaip sakydavom, bet fintas, nu, kaip mes, net nežinau, kokį, kaip turim. Pasuko kamuolį, spin, angliškai, pasuko. Tie sukti metimai iš riešo. Su galva Taip, skaitytum. Yra, išmetė į rorą Islandijai, tas pagalba, bum, su galva įmušė. Tik nežinau, teisėjas gali vertinti kažkokį nesportinį elgesį, bet taip įskaitomas. Toks pasijuokimas iš vartų. Nu taip, kažkaip. Galbūt, bet, nu, galima su galva. Vaikystėje mesdavom. Skaitosi. Įvartis pasiektas visom kūno vietom aukščiau kelių. Yra skaitomis kaip įvartis. Skaitosi, kad negarbinga mesti vartininkų į veidą, ne? Taip, bet labai daug vartininkų jie atidaro tą vietą, kaip eina ant šito ir yra toks metimas pro ausį, kaip sakoma, yra gan populiarus, kaip pro ausį, kaip pro klyną, nes vartininkas kečiasi, stengiasi uždengti vartų ir va čia būna lieka. Tai būna pataiko kiti, bet būna tokiu atveju, kai specialiai gal metai vartininkas gerai laiko, bet kitą kartą vartininkus tai tik užveda, o kitą kartą, aišku, jis būna ir traumas. Bet jeigu stovi, pavyzdžiui, iš krašto, vartininkas nejuda, jis atstovi taip ir jam pataiko į veidą, tai traktuojamas kaip nesportinis elgesys, gali būti raudono kortelės skiriama, tas pats 7 metrų. Yra, čia teisėjai nusprendžia. Bet šiaip, kuo meistriškumas aukštesnis, tai į veidą tuo mažiau pataiko. Koks tai egzistuoja lažybų problema kažkokia ir kiek jinai yra, kiek problema? Lietuvoje, manau, jos nemanyčiau, kad jinai egzistuoja. Rankiniai buvo skandalas buvo su Karabatičium, su pasaulinio lygio rankininku, jis buvo vienas geriausių. Pasaulio rankininkų pripažintas, nežinau, porą kartų gal ir dar čempionatas visada patenka simbolinės rinktinės. Buvo skandalas Prancūzijoje, jis prarado rėmėjus, milijoninės sumas asmeninių kontraktų. Tai buvo, kad jų komandai buvo nesvarbios varžybos, jie pastatė, kad praloš pirmą kėlinį, laimės rungtynės ir pastatė 100 000, atsekė. Ten, žmonos draugės, visą kitą, brolis ten. Tai buvo toks skandalas, bet Lietuvoje dar negirdėjau, gal nelabai populiarus statymuose rankinis lažybų bendrovėse. Būna? Būna gal kažkur, kažkiek. Jau kaip atsimenam, pernai porą seminarų padarėm. Ir sulaukėm teigiamų atsiliepimų. Ir dabar jie toks kaip ir planas, šiemet dar daugiau jų padaryti, pasikviesti daugiau sporto šakų. Aš tikiuosi jūsų aktyvaus dalyvavimo ar kituose renginiuose, kolegom pasakykit, kurie nebuvo ar kurie negalėjo ateiti. Aišku, tas klausimas gali dažnai iškilti, kad ten nesutaps savaitėje diena su darbais, bet laikykimės principo, kad kas nori, tas ieško galimybių, o kas ne, tas ieško pasiteisinimų. Tai tikriausiai dar Darius pabaigoje pasakyti, o aš noriu, tai atsiprašau, nespėjau kaip prezidentas
rankinio federacijos kalbėjo. Aš noriu paprašyti, perduoti Perduosiu. prezidentui padėką rankinio federacijai, kad su mum. Čia jūs asmeniškai mūsų ženkliukas.